trečiasis taškų rinkimo uždavinys, niekaip kitaip jo nepavadinsi. Reikia įrašyti į kvadratėlius ženklus, kurį nors iš 3 ženklų, tą arba tą. Žinoma, negalima abiejų surašyti į vieną kvadratėlį. Na, pirmasis klausimas, kuris skaičius didesnis, 1/3 ar 3/10. Kaip jį spręsti? Galima vietoj dešimtainės trupmenos pasirašyti paprastąją, tai yra 3/10 su bendra vardiklinti, bendras vardiklis būtų 30 ir pažiūrėti, kuris ten iš tų skaičiukų yra didesnis, kurio skaitiklis didesnis. Galima vienetuką dalyti iš 3, rašyti dešimtainę trupmeną. Vienetą dalydami iš 3 kampų arba kalkuliatorium, skaičiuotuvu ar maigyklę, gaunam 0,33333, tai yra 0,3 periodai. 3 arba 0,3 ir apskliausta. Na, kuris didesnis? Žinoma, kad šitas didesnis, pirmasis. Rašom ženklą 1/3 daugiau už 30. Kaip čia tą gavot? Tai čia tikrai gavot. Vėl tikrina mūsų žinias, ar mokam traukti šaknį. Ištraukti šaknį iš skaičiaus reiškia rasti skaičių, teigiamą skaičių, kurio kvadratas yra 1/9. 1/9 gauname, kai keliam kvadratu 1/3. Tai yra šaknis iš 1/9 yra 1/3. Na, galima atskirai skaitiklio iš vardiklio traukti šaknis. Šaknis iš vieneto 1, šaknis iš 9 yra 3. Tai yra čia irgi 1/3. Be abejo, ženkliukas toks. Na, jeigu komisija, išnaudoti visus ženklus nori, na, tai greičiausiai čia jau bus mažiau. Ne, jeigu jau ką. Na, bet čia vėl nesunku mums. 1/3 kvadratu, tai ką reiškia 1/3 kart 1/3, tai yra 1/9. Mes jau čia apie tai galvojam, tai yra tik atvirkščiai. Klausimas, kas daugiau, 1/9 ar 1/6? Kažkoks tai daiktas padalytas į 6 dalis ir paimta 1 dalis ir kažkoks tas pats daiktas padalytas į 9 dalis. Tai kuri dalis bus mažesnė? Žinoma, bus mažesnė ta dalis. 1/9 yra mažiau už 1/6, bet buvo, žinoma, galima ir su bendra vardiklinti 1/9 ir 1/6. Tai yra bendras vardiklis, čia galima imti sandaugą ir negudrauti, būtų 6/54 ir 9/54. Žinoma, šis skaičiukas yra didesnis. Na ir iššaukiantis šiek tiek uždavinėlis, čia jau raidinis reiškinys. Raidiniai reiškiniai šiaip nelyginami, kuris daugiau arba kuris mažiau. Nes jeigu būtų ženklas daugiau ar mažiau, tai čia būtų iš vis absurdas, čia net nežiūrint galima dėti lygybės ženklą, bet mes atskliaudę matom -2 + 2, -2 + 2, tai irgi nėra kažkas tai ypatingai, šiaip reiškiniai nėra labai, o čia taip įprastas dalykas, bet iš jūsų neturėjo išgąsdinti ir ko gero visi parašė teisingą tą ženklą. Na dabar įsivaizduokime, jeigu mes šiandien būtų va šitaip. Na tai kas daugiau, 2 - 1 ar -2 + 2? Na, turbūt atsakyti būtų truputėlį sunkoka jums.